Sveiki. Papasakosiu dabar gan svarbią informaciją. Jau ne kartą minėjau, bet dar kartą pasiminėsiu. Nusipirkai detektorių, galvoji keliauti į laukus, ieškoti metalo, arba galvoji pradėti vaikščioti su detektorium. Svarbiausi dalykai yra keli, ką turi žinoti. Pirmas dalykas, kaip pavyzdys. Sugalvojai čia, nežinau, nuvažiuoti ant šito lauko. Tarkim, senam žemėlapį parodytos ten kelios trobos, keli namai. Ką tu turi pirmą padaryti? Pirmas dalykas, ką tu turi daryti, nueiti į Google, parašyti KPD žemėlapis. Parašai KPD žemėlapis, kultūros vertybių registras. Paspaudai šitą ir tau užkrauna. Užkrauna žemėlapį, kuriame parodyta, kur tu negali vaikščioti, kur tu negali kasinėti, kur tu negali daryti kažkokių grunto ardymo vietų, daiktų ir taip toliau. Tarkim, čia pažymėta dabar, palauk, kur čia man pasidaryti, tarkim, palidovinis. Tarkim, parodyta, kad kur raudona linija subrūkšniuota, tu negali nieko kasinėti, tu ten negali eiti. Eit gali, bet negali nieko kasinėti, reljefo negadyti ir taip toliau. Realiai su metalo detektoriu vaikščioti čia draudžiama. Paspaudė ant šito rašo, kas yra. Vaiškonių dvaro sodybos fragmentai. Viskas. Čia kasinėti tu negali. Taip, dažniausiai senuose dvaruose, ten dar kažkokiuose senuose, palivarko vietose, ar ten, aplink piliakalnius, taip, tu gali rasti ten senovinių daiktų. Bet ten negalima vaikščioti. Ta atsiminkit. Tai visą laiką, jeigu nesi vietinis, nežinai, kur ten galima, kur negalima, įsijungi KPD žemėlapį, susirandi savo norimą vietą, pasitikslini, ar ten galima vaikščioti ar ne, ir tada eini ieškoti metalo. O čia vargi negalima. Kodėl negalima? Nežinau, parašo. Užgurio dvaro sodyba. Prašau. Čia kasinėti yra draudžiama. Ir jeigu pamatys, kad čia kasinėjai, gausi velnių ir tokių velnių, kad administracinė bauda tikrai, gal net ten ir baudžiakas, bijau sumeluoti. Čia negalima. Sekantis dalykas, ką turi padaryti, tai norint šito lauko, tarkim, vaikščioti, ką darai, susirandi žemės šeimininką ir pasiklausi jo leidimo. Kaip aš darau, dažniausiai jeigu yra kažkur sodyba, tai reiškia, čia nėra, susirandi artimiausią sodybą. Pavyzdžiui, čia nuvažiuoji ir sakai, labą dieną, aš toks ir toks, nori pavaikščioti su detektorium, tarkim, šitam lauke. Ar galima pasivaikščioti? Kieno čia laukas? Gal jūs žinote, gal pažįstat, jeigu jūsų, ar aš galiu vaikščioti? Ir tik tais gavę šeimininko leidimą, tu gali vaikščioti. Sekantis dalykas. Jeigu vaikščiodamas randi daiktą, kurio nepažįsti, ir galimai jisai gali būti kilnojama kultūros paveldo vertybė, tai kažkokia segė, kažkoks senas papuošalas, labai sena moneta, kažkokias karūna, lobis ar ten dar kažkoks dalykas, kuris senas ir kuris gali prisidėti prie Lietuvos istorijos plėtimo, tobulinimo ir taip toliau. Ką reikia daryti? Tai galbūt pirmas žingsnis įsitikinti, ar tas dalykas yra senas, tai aišku gali pasigūglinti, paieškoti to daikto. Jei nerandi, ir vis tiek kyla abejonių, kad tai gali būti tikrai senas daiktas, nueik į artimiausią muziejų, nusineš tą daiktą. Pasakyk, kur tu jį radai, parodyk jiems ir jie tikrai pasakys, ar tai senas dalykas ar ne. Jei tai yra senas dalykas, ką turi padaryti? Atsiminti vietą, kurią radai, kurioje vietoje radai. Tarkim, aš čia radau ten seną labai daiktą. Pasižiūriu, čia vairia koordinatės. Užsirašai šitas koordinatės ant lapelio, nueina į KPD puslapį, ten yra, man atrodo, forma užsipildyti ir siunti jiems. Nesiųskit belė kokių metaliukų iš pievų pririnktų, nes tikrai jie turi darbo ir kiekvieno metaliko jie ten analizių nedarys. Tai pirmą įsitikyk, ar tikrai tai yra kultūros paveldo vertybė, ar tai yra tikrai istoriškai vertingas radinys, pasiklaus muziejai. Ir tada įsiūs. Galbūt prisidės ir Lietuvos istorijos, galbūt rasi ten netrastą piliakalnį, gal netrastą seną gyvenvietę, galbūt dar kažką.
ir dar KPD apdovanos. Ten duoda dovanų, nežinau kokių, vieni skundžiasi, kad per mažai duoda, kiti sako, kad duoda pakankamai, nežinau. Kitas dalykas. Visą laiką susitvarkykit po savęs lauką, nepalikit duobių. Jei iškasiai daiktą, mažesnį, didesnį, nesvarbu. Jeigu didelis daiktas, tarkim, kiti randa didžiulį ten geležies gabalą ir nutrinkė palieka. Ūkininkams tai labai nepatinka, nes trukdo žemės ūkio darbams. Nuneški lauko pakraštį padėk. Užkas duobę. Užkas duobę taip, kad nebūtų problemos vėliau ūkininkams dirbti to žemės. Ir kas dar? Svarbiausia, duobės užkasė, atsiklausė šeimininko leidimo, pasižiūri KPD žemėlapį, įsitikinę, ten galima vaikščioti ir senus radinius pristatai į paveldo departamentą. Ir viskas gal. Jeigu dar norite kažkokios gauti informacijos, naudingos informacijos, norit kažko sužinoti, arba tiesiog įdomi šitą temą, prašau prisijungti prie mano Contribui. Contribui yra prašyme, ten kelsiu daug įdomios ir įsamios informacijos, kuri, manau, kažkam padės rasti totorių lobį ir prisidėti prie Lietuvos istorijos. Tikiuosi ir viliuosi, aišku.